Mėly klaipėdiečiai, gerbimieji Klaipėdos garbės piliečiai, Lenkinai Greičiūnai, Martynai Gusetinai, jūs šiandien tik kviesi, jūsų daug, bet aš labai dėkoju, kad jūs esate čia. Garbus kultūros magistrai, kurių vienas stovi šalia manęs, nemažai stovi šalia manęs, bet Vytautas Paukštė tai ir tiesiog Klaipėdos garbė gyvoji, visada išraiškinga, tikra Klaipėdos garbė. Neslėpsiu nei kiek. Ši diena, ko gero, pati svarbiausia mano gyvenime. Ji daug svarbesnė negu balandžio 12, kuri buvo įvardinta kaip mano oficialaus išrinkimo diena. Šią dieną, ko gero, jaudinuosi labiausiai savo gyvenime, negu kada tai buvo iki šiol. Iš tiesų, galbūt gimsta nauja tradicija. Nežinau, kiek ji prigis, tai priklausys ne tiek nuo manęs, galbūt nuo mano darbų, bet ir nuo mūsų visų, nuo jūsų visų. Esu tikras, kad šiandien tikrai gera ir puikia proga padėkoti miesto vadovams, kurie eilę metų stovėjo prie Klaipėdos miesto šturvalo. Atmintin pirmiausia iškyla šviesaus atminimo Alfonso Žalio vardas ir prisiminimas. Tai buvo miesto vadovo pavyzdys, kurio seka ir bent kiek tai priklausys man, seksiu ir aš. Norėčiau paminėti visus miesto vadovus, kurie per tuos 20 mečius atkurtos Lietuvos stovėjo prie miesto vairo. Tai ir daktaras Vytautas Čepas.